Savaitgalį Top Sporto lygoje sužaistos 5 trečiojo turo rungtynės. Turas startavo Marijampolės futbolo arenos manieže, kur Alytaus Dainava įveikė Telšių Džiugas. Labai ilgai laukti pirmojo rungtynių įvarčio neprireikė. Keliais perdavimais visas Dainavos gynybos liniją suardžiusius Džiugo futbolininkus. Po Deitono Vinskaus perdavimo į priekį 34 minutę išvedė Aramas Bagdasarijanas. Ir pirmasis įvartis. Dar po 5 minučių techniškai kamuolį baudos aikštelėje suvaldė ir progą turėjo pats Vinskus, tačiau padvigubinti svečių persvaros prieš pertrauką Džiugui nepavyko. Galiausiai taškas rungtynėse padėtas paskutinėmis pagrindinio laiko minutėmis, kai 3 taškus telšiškiams užtikrino po keitimo aikštėje pasirodęs Hirotaka Yamada. Ir panašu, kad galima dėti tašką. Džiugui tai buvo pirmoji pergalė prieš Dainavą žaidžiant svečių teisėmis, o užkurta pergalinga atkarpa Andriaus Lipskio auklėtinius pakėlė ten, kur jie pirmo Top Sporto lygos rato metu buvo ir pernai, į turnyrinės lentelės viršų. Tuo metu neblizgančią gynybą kol kas pasižyminti Dainava lieka viena iš 2 komandų šį sezoną dar nepatyrusią pergalės skonio. Tokios nervingos labai rungtynės, turėjom tokį planą, jo sekėme, gal pasakyčiau, nelabai sekėsi mums susirinkinėti antrus kamuolius, bet kantriai gynėmės, kompaktiškai ir įmušėm pirmą kėlinį įvartį. Tokį tikrai darbinį mano nuomonę, o antrą kėlinį tai nebuvo labai kokybiškos iš mūsų pusės rungtynės, bet pabėgom, labai laimingas dėl mūsų Hirotakos, kad įmušo įvartį. Jeigu neklystu, pirmas įvartis A lygoje, tai 2-0 ir esame laimingi. Trečiasis Top Sporto lygos turas tęsiasi šeštadienį, o antrą pergalį iš eilės įsirašė Šiaulius įveikusi Kauno rajono Hegelman ekipa. Pirmajame kėlinyje komandos viena kitai daugiausiai grasino tolimais šūviais arba bandymais iš aštrių kampų, tačiau nei tie, nei anie didesnių problemų vartininkams nesukėlė. Esminiu tapo epizodas antro kėlinio pradžioje, kuomet po kampinio galvą kamuolį į Šiaulių vartus siuntė Nikola Džoričius. Pradėjus tiksėti paskutinėms 10 minučių, link varžovo vartų pasileidusi Donatą Kazlauską rado puikus Patriko Popeskų perdavimas. Ir nors puolėjui padvigubinti šeimininkų pranašumą nepavyko, Andrius Kerla ir jo auklėtiniai vis tiek džiaugiasi 3 taškais. Tuo metu Šiauliai po pirmos nesėkmės šiame sezone jau yra patyrę visas galimas rungtynių baigtis ir su 4 taškais rikiuojasi lentelės viduryje. Tai buvo gana tokia fizinė kova, daug ilgų kamuolių, daug kovos, kortelių buvo. Žinojom, kad tai bus, nes kol kas, ką matau A lygoje, tai vyrauja būtent toks futbolas. Kol kas kokybės nėra daug, bet noro ir kovos tikrai yra labai daug. Trečiajame ture įvyko ir LFF Super taurės finalo pakartojimas tarp Vilniaus Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Pirmojoje mačo dalyje iniciatyva Sportimos manieže priklausė Žalgirio futbolininkams, tačiau tai prie pavojingų progų nevedė. Panašiai klostėsi ir antrojo kėlinio pradžia, kol galiausiai žalgiriečiai varžovo vartus atrakino ne be jų pačių pagalbos. 60 minutę po standartinės situacijos ir Jurijaus Kendišo perdavimo kamuolį į vartus siuntė pačios Bangos saugas Maksimas Andrėjevas. Galiausiai 84 minutę po greitos kontratakos kairiuoju kraštu prasiliekęs Aronas Olukbogi gražiai klaidino varžovus, smūgių pažymė nuo virsto lygino rezultatą ir gargždiškiams išplėšė tašką. Olukbogis smūgis ir 1-1. A lygos čempionas Žalgiris taškus pabėrė antrajame mače iš eilės, tačiau tai kol kas skaudžiai turnyrinėje lentelėje Čiaburino auklėtiniams neatsiliepė. Nuo lyderiaujančios trijulės atsiliekama tik tašku. Tuo metu pasiekdamas lygiąsias Bangos strategas pakartojo geriausią savo pasiekimą prie Žalgirį. Mat kol kas 3 taškai susitikus su sostinės ekipa jam išlieka uždraustų vaisiumi. Labai gerai, ačiū žiūrovų, kad atvyko į varžybų konkurencingus. Jos pirmavo, mes įmušėm, turėjom progų, jos turėjo, gavos 1 tašką. Trečiame ture Marijampolės Sūduvos futbolininkus nuskausmino Panevėžys, namuose triumfavęs 2-0. 25 minutę po standartinės Panevėžio situacijos Ignas Plūkas kamuolį numušinėjo kone nuo vartų linijos, o skolingi savaisiais šansais neliko ir marijampoliečiai. Panevėžys didžiausias grėsmės kėlė po standartinių situacijų. Tai panevėžiečiai įrideno ir savo pirmąjį įvartį. Asante baudos smūgis įpusėjus antrajam kėliniui virto baudiniu, o jį sėkmingai realizavo Radunovičius. Nors pelnė įvartį, šeimininkai pamėgino surengti šiokį tokį šturmą,
šturmą, pergalį įtvirtinusi įvartį taip pat pelnė po standartinės situacijos. Kuomet po Lino Klimavičiaus atlikto perdavimo Radunovičius tapo 4 sezono dublio autoriumi. 2 įvarčių deficite vėlai atsidūrė Sūduvos futbolininkai į varžovo pranašumą nesikėsino ir po pergalingo sezono starto taikėsi su pirmuoju pralaimėjimu. Tuo metu panevėžiečiams trečiasis turas atnešė pirmuosius 3 taškus. Paskutinės ir centrinės trečiojo Top Sport lygos turo rungtynės sužaistos sostinėje, kur tarp vietos Riterių ir Kauno Žalgirio užfiksuotas netikėtas rezultatas. Dvikova prasidėjo itin aktyviai, o svečiai kone 100% progą turėjo jau 2 minutę, tačiau tuščius vartus palikusio Inosono kailį išgelbėjo Jakubas Vavšykas. Neužilgo po kampinio savąjį šansą susikūrė ir Riteriai, tačiau aktyvesni vis tiek buvo Kauno Žalgirio futbolininkai. Visgi galingas Eivino Černiausko auklėtinių potencialas puolime prie įvarčių nevedė. Panašiai įvykiai klostėsi ir antrajame kėlinyje. Pati sostinės ekipa antrojo mačo dalyje svečių vartams nekėlė beveik jokios grėsmės, tačiau tai vis tiek nesutrukdė įsirašyti antro taško iš eilės. Kadangi Riteriai per 2 pirmus turus įmušė 6 įvarčius, tai pirma dalis buvo neprasileisti, apsiginti nuo jų kontratakų ir standartinių situacijų, ką puikiai padarėm, tai neturėjo nemenkiausio šansų jie tai padaryti. Tai čia yra pliusas, yra geras dalykas. Antra dalis neįvykdėm antros dalies plano, neįmušėm įvarčio. Pirmosios nulinės lygiosios nustebino, jog antrąsyk paeiliui taškus pabėrė Kauno Žalgirio klubas, kurio vadovas Mantas Kalnietis prieš sezono startą kėlė ambicingus tikslus sezoną baigti bent su vienu istoriniu trofėjumi. Į turnyrinės lentelės viršūnę pakilo Telšių Džiugas dėl geresnio įvarčių santykio, lenkiantis taip pat po 6 taškus turinčias Marijampolės Sūduvos ir Kauno rajono Hegelman ekipas. Už prizininkų gretų įsitaisė Vilniaus Žalgiris, o už jo rikiuojasi Šiauliai, Kauno Žalgiris ir Banga turintis po 4 taškus. Į 8 vietą po pirmųjų taškų ir pirmos pergalės kilo Panevėžys, o pavojingose zonuose po 3 turų rikiuojasi Riteriai ir Dainava, atitinkamai turintys 2 ir 1 tašką. Top Sporto lyga į Lietuvos stadionus grįž kovo 28 dieną, tačiau be futbolo Lietuvos futbolo gerbėjai neliks. Jau šią savaitę nacionalinė rinktinė pradės pasirodymą FIFA 2026 metų pasaulio čempionato atrankoje. Ją mūsiškiai atidarys kovo 21 dieną akistata su Lenkijos rinktine, o vėliau kovo 24 dieną kvies visus į Dariaus ir Girėno stadioną, kuriame vyks dvikova su Suomija.